Sveiki. Transliacija iš mašinos ir galvoju, kas čia pas mane kabo. Čia Vita valgo ir kabo meškutis. Iš tikrųjų, ką norėjau pasakyti, mes visi susipakavę pilnu ekipažu. Dar ne visai pilnu, dar vienas žmogus laukiam. Bet kas čia nerimsta? Neplanuojam, tuo išjudam į Latviją, į Jūrmalą, rytoj važiuosim į Kolką ir tada paskui grįšim namo dar kitą dieną. Tai va tokia, kaip sakant, pasidarykit arbatos, kavos ar ko mėgstat ir lekiam į kelionę kartu. Po 3,5 valandų kelionės ir po darbo dienos pirmiausia keliaujame į tualetą. O vaikyti koks rimtus, tvarkingas ir gražus. Ok. Nu gerai, užskaitau. Toliau randame Vitą. Ir tu čia. Ir tvarkinga vonė. Tvarkinga. Gerai, ir tada čia spėjo šaldytuvas. Jep. Ok. Tada čia sofa. Čia vėl Evita. Čia vėl Brigita. Ne vėl. Čia Aistis. O, čia vaikų kambarys. Ok. Čia bus valgymas. Ir tada... Oi, čia ne ten. Erdvu, sakyčiau. Ir spintoje galima pasislėpti praktiškai. Nu taip. Jo. Geras. Ir koks vaizdas pro langą, kurio mes realiai labai mažai žiūrėsim. Kur mes žiūrim. Nieko mes čia nematom. Kažkokia kavinė. Nu, nice, klausykit. Bet kėdės tik 4. Kaip gyvent? Sveiki. Yra jau kita diena. Kalbu pašnibždomis, nes Aistis kitam kambaryje turi testinį būrelį, online būrelio prisijungimą. Tai va, nesinori trukdyti, nes ten, žodžiu, sausinėm ir visu kuo ir kalba ir taip toliau. Nežinau, kodėl man oro trūksta vieną kartą, bet atsikeliam, pusryčiavom, susiruošėm, dabar jis baigs ir iš karto lėksim į Kolką, šiuo metu esam Jūrmalai ir aš kažkokia tokia išsiblaškius ir gaunasi, pamiršau visą savo kosmetiką, ta prasme priežiūros taip, dekoratyvinės nieko absoliučiai nepasėmiau, tai žodžiu, nuogiau Evitos tušą, Evitos ant tokių šitą pieštuką ir žiūriu visai, gal ir nieko. O šiaip po šitą vietą viskas ok, tik tai grindys labai šaltos, tai vaikštau gerai, kad pasiėmė vilnonės kojines. Tai vaikštau tam kojinėm, tai normaliai basom, tai labai šalta. Ir kas blogai, tai tokie padeliai, tik mažiukai kavai. Tai aš išgėriau jų gal 3, nes, man vienas, ne. Tai va, aš šiaip fainai įsimingojom gerai, viskas tvarkoja, tai va dabar laukiam, kol Aistis baigs ir sėsim mašiną ir lėksim. Aš pasiėmusi 2 knygas. Tai, manau, kol nuvažiuosim iki Kolkos, pabaigsiu šitą skaityti, Abi Savi, kad nors apie ją papasakosiu daugiau, kaip pabaigsiu visai, bet žiauriai patinka. Ir kitą pasiėmiau čia po to, ta Haigi mažoji laimės knyga, Gyvenimas pagal Danus, tai čia daugiausia, kad vienas japoniškas paprastumas ir netobulumas, kita laimė pagal Danus, taip, kaip sakant, skirtingos šalys, bet pažiūrėsim, kaip čia bus. O kol kas, kadangi turiu valandą, kodėl man tik oro trūksta. Nežinau. Tai va, tai kadangi turiu dar valandą laiko, susirašiau viskas ir viskas ok, tai eisiu pasirašyti, pasitikrinti savo planą YouTube'ui. Kartais tam laiko pritrūksta, kadangi valandą liko, tai reikia išnaudoti. Ir užsidėjau sijoną maikutę ilgom trumpom rankovėm. Bet tas sijoną ilga ir kažkaip žiūriu pro langą, ar tik aš nesušarsiu. Tai pasiėmiau džemperį džinsus ir planas buvo išsimaudyti jūroje.
maudimuką ir rankšlas įsidėjau, bet kažkodėl aš labai linkusi savim dvejoti ir galvoti, kad ne, Max įkišiu kojas, bet negali žinot, kokią nuotaiką pagaus. Tai va, tai kol kas atsijungia, einu pamedituoti su planavimu ir po to gal iš kelionės prisijungsim. Kokių vaizdų gražių pamatysim ir panašiai. Ir einu atsikvėpuoti, kodėl taip ir net nežinau. Gal iš tikrųjų mes kavą skėdėm per kelius puodelius, gal ten gavosi kažkokia nesąmonė, kad išgerti tą, nes 3 viename gėrėm, tai gal čia man, kaip sakant, užkilo spaudimas ir panašiai. Ir pulsas, kraunas laikrodis, net nežinau koks pulsas. Tai va, kol kas iki greito. Kaip fainai, kaip daug čia viržių. Aš niekad nematęs gyvai viržių, ta prasme, čia yra žiauriai daug. Ta prasme, mačius perkant, bet gyvai augančių laisvai. Šiaip čia yra, kaip suprantu, labai daug Ispanijų bruknės ar spanguolės. Žiauriai daug. Ai! Lindau voratinklį. Žodžiu, mes einame, 3 merginos, einam. Gerai, sorry. Ir einam va tokia palei jūrą, iš tikrųjų primestas krūvos dumblių,
ir vaizdas nėra tokio šleikštumo, koks yra kvapas. Tai va, Brigita kaip kaubojus užsidėjo skarelę ant veido, nes neįmanoma iš tikrųjų, man tai kažkaip nėra tai baisi, bet kad malonu būtų, tai mažai. Dabar einam iki vietos, kur galima perbristi ten toliau. Čia kokį, nežinau, kažkiek metrų, tai, bet be šitų dumblių. Tai va, tą bandysim ir padaryti, jeigu pavyks. Oi, Brigita, tu kažkur dingai iš kadro. Tai va, ir perbrisim. Kojas pamirkysim bent jau. Nes maudytis kažkaip prie tokių... toksai vaizdelis už nugaros. Taip, ne kažką lysti. Tai va, žygiuojam. Sveiki, sveiki. Kaip matėt, esam prie jūros, tiksliau, ne prie jūros, prie Rygos įlankos. Planavom šiandien eiti kažkur papusryčiauti. Iš tikrųjų, su mums maistu kažkaip keistai gaunasi. Tai pirmą dieną nuėjome į tokią vietą, kur ten Nelė rekomenduota ir faina, bet labai mums tokia keistoka pasirodė. Ir mes atėjom pradėjom kalbėti angliškai, tada susigaudė, kad mes iš Lietuvos ir su mumis pradėjo kalbėti ne angliškai, nes ten ukrainietė žodžiu ir jinai angliškai nekalba, bet suprato, kad mes suprasim ir kitą kalbą. Tai va, tai buvo labai šiaip keista, nes apskritai tos kalbos labai daug aplinkui. Ir kitas dalykas, tai žodžiu vakarienė, vakar pusryčiam valgėm namuose, nors planam kažkur eiti, tada pietus valgėm kažkokiai vietoj Mazdirbėj, maža Irbės. Ten žodžiu, už 3 picas ir 3 gėrimus mes sumokėjom 56 eurus. Picos kainos buvo, bet realiai nieko aplinkui ten nebuvo kur pavalgyti prie Polkos. Ir žodžiu, gavas taip, kad, pavalgėm, okei, tada valgyti dar nenorėjom, kai buvom toj Jomas gatvėje pačioj Jūrmaloj. Ir galvom, ką čia daryti, kur čia važiuoti, į tą 39 ką eiti nebenorėjom. Tada gavosi, kad einam ten mini mo, man atrodo, galvojame eisim, bet paskui visi tokie dar nenorim, o paskui užsidaro. Tai, žodžiu, užsukom į parduotuvę, nusipirkom kas ko nori, tai tarp kitko nusipirkau Maksimoje Šerevitą, nusipirkom labai skanę salotą su lašiša, su jūros dumblių salotom, tom vakame, tada sojų pupelėm ir dar kažkuo. Žodžiu, žiauriai skanios salotos. Tai va, taip pavalgėm ir šiandien pusryčiam jau šiandien tikrai eisim. Ten pas mus buvo, kur gyvenam, mes gyvenam Catherine Apartments. Ir gavosi, kad priešais diletantė buvo ir tenai šiandien eisim pusryčiauti jau tenai. Dirbu nuo 11, su mes realiai dabar jau pavalgę namie. Ir eisim į, prie jūros, atėjom prie Rygos įlankos, pabūsim ir važiuosim.
Ir aš ką tik pastebėjau, kad kamera baigia išsikrauti, tai reikės grįžus kažkaip pabandyti greituoju būdu pakrauti, nes mes važiuosim į Rondalės pilį. O ten filmuoti tikrai bus ką. Tai va, tai žiūrėjau, su maistais mums kažkaip tai taip labai šypsau šį kartą. Kas dar taip toks, kad ne po to kalbėti, tai aš esu buvusi Helo pusiasalį ir kažkada seniai kėliau video, čia Lenkijoje, kur yra, kaip sakyti, kaip Kuršių nerija, jeigu kas nežino, ir man ten buvo efektas wow, nes iš skirtingų pusių ten jūra tau suteka, ta prasme tikrai labai labai faina, kai tu stovi ir tas toksai, tokie vaizdžiai matai bangas, kai jos ateina kampu. Čia toksai, nežinau, tas ragas toksai visiškai kitoks jausmas ir Kolkos būtent ir pats tas kišulys, vadinkim, jisai įspūdžio nepadarė, man didžiausiai įspūdį padarė medžiai nuvirtę, tikrai gražu, tikrai neįprasta, nes tų medžių labai daug, jie visiškai nuplauti ten vėjų ir vandens, tai tokie apdžiūvę medžiai ir panašiai, bet kas liečia, sakau, patį tą kišulį, toks, okei, bet gal dar tai, kad kvapas yra ir panašiai, nežinau. Tai va, dabar šeimyną kažkas bando maudytis, matau, bet čia labai tokia nusekusi jūra, įlanka. Eina labai labai toli, kad galėtų paplaukti. Ir vaikai žaidžia, tai dar sakau, turim šiek tiek laiko ir pabūsim čia, pasimėgausim tokią ramybę, nes blynas visiškas yra vanduo. Bet gal čia nebūna didelių bangų iš tikrųjų. Ir lėksim link Rondalės ir tada namo. Tai grįšim, aš manau, vėlai. Labai norėčiau kelionį pradėti jau redaguoti šitą vlogą, nes savaitėlį nusimato Max Turbo. Ta prasme, kaip sakant, sekmadienio vakare už savaitės, jeigu būsiu gyva, tai bus labai gerai. Tai va. Niekada negalvojau, kad filmuosiu Tulką. Bet filmuoju. Mes ir vėl su Birgita. Vaikštam dabar po prancūzišką sodą, tai iš tikrųjų daug dalykų žinau, daug augalų pažįstu, bet kas labai įdomu, kad ekskursijos po sodą tokios, kur kas yra kaip ką, tai kaip ir nėra. Pasirodo, ten galintų mašinėlę už 5 eurus ir jinai važinėja. Ir ten kažkas audio gidas pasakoja. Ir mes pasivaikščiom patys, tai... šiaip pasivaikščiom, nežinau, kai čia brangiau tas bilietas gaunasi. Visai kaip ir faina, va tokie va medžiai iškarpyti alėjos. Ir čia, ir ten, link rūmų. Kaip ir fainai. Ir buvom užėję ten į tokią vietą, kur namelis pasako, kaip sakau, kuriam rodo, kaip buvo naujinamas, kaip jaunama. Tai kai vaikštai tarp žalių, neatrodo, kad čia tokia didybė, ta prasme, kai augalų daug. O kai ten fotografuota, kai viskas buvo valoma ir iš naujo renginėjama, tai o Dieve, kiek daug čia vietos, ta prasme, kas plotas. Tai va, vaikštom, kad mane čia stebuklingai sužavėję būtų. Ta prasme, mokomaisiais tikslais tikrai fainai įdomu, bet kad čia sakyčiau, kad stebuklas, visgi ne. Įdomu, tikrai viskas ok, bet ir tiek. Kažkokią gražią vietą atėjom. Va tokia va. Nežinau, kas čia yra. Kas čia yra, amfiteatras? O, kaip fainai. Geras. Čia gražu. Ir surolis vazonas geras.
fainai. Geras, kaip fainai padarytas, sujungtas visos viena su kita. Sveiki, jau yra 8:30 ir mes pagaliau namie. Rytoj darbą. Užtrukom truputėlį, bet šiaip labai džiaugiuosi Rundalės tose rūmuose prasivaikščiom gal iš viso 3 valandas. Sodų, jeigu tai pasižiūrės, norėtųsi dar bent kokios valandos, bet aš manau, kad būtent į sodą tai mes tikrai sugrįšim. Nes pažiūrėjau, ten būna ir tulpių žydėjimų šventė, ir rožių žydėjimų šventė, žodžiu, ten visokių fainų dalykų ir dar ten kažkas buvo parašyta, kiek žiūrėjau. Tik reikia ištaikyti laiką, nes ten yra tų švenčių latviškų daug, žodžiu, labai fainai. Tai va, tas dalykas ir noriu pasirodyti, ką nusipirkau. Nors pas mane, sakiau, rugsėjo mėnuo toksai nelabai pirkinių, bet tokie skanumynai ir porą atrado vyras, porą nupirkau aš ir vienas toks dalykas pradėsiu iš eilės. Mes vakar nusprendėm netikėtai valgyti namuose pusryčius ir nupirko tokį, čia man atrodo bus ir Lietuvoj, nes užrašyta pagal mane ukrainietiškai, žodžiu, zefyrai su tokiu smile, su, užstrigo pavadinimas, šilaugių, man atrodo, arba mylinė. Žodžiu, labai skanus, ta prasme, nerealiai. Man atrodo, jo bus čia Ukraina, tik tai nematau kur. Nu, žodžiu. Tai va tokie. Saldumynų kaipgi be laimo šokolado, tokio būtent nesuvalgysiu, tai pažiūrėsim. Tada dar iš saldumynų čia prie Rundalės pilies pasižiūrėjau, tikrai pirko karvutės lauktuvių, o aš paėmiau šitą. Tai su spangulim. Aš jau truputėlį trukinėja ryšys, kaip sako. Ir dar toks vienas dalykas, kurį atradom, kadangi vakar kepiau pusryčiam kiaušinius, reikėjo duonos, nes kažkaip tai mes ten, nu, žodžiu, ilga istorija, tai rado tokią duoną. Čia yra liepkalnė, latviška duona su sėklom ir grūdais, bet jinai yra tokio minkštumo, tokio skanumo, žodžiu, nereali. Tai va, susiradom, nusipirkau dar 2 pakelius, tai jie būna tik po pusę pakelių, net ne pusė, čia kiek čia yra, va tiek, va čia yra pirktinis pakelis, ta prasme nepakuotas, nematau kiek čia gramų yra, 300 gramų, bet nerealiai, iš tikrųjų labai skani. Ir čia labai liupiu ekraną. Ir aš nusipirkau, kadangi Lietuvoje rodžiau per tuštučius, pirkau šitą, turėjau dekoltė ir kaklo kremą. Ir Lietuvoje niekur jo neberandu. Aš pirkau tikrai Lietuvoje internetu ir negaliu atrasti kur. Nes pažadėjau pasidalinti, kai surasiu, bet matyt pirkau iš kažkur ten, kur nebeprisimenu, kad pirkau. Tai va, bet čia užėjau ir buvo paskutinis ir kainavo 19 eurų. Aš neprisimenu, kiek aš mokėjau Lietuvoje ir sakau, negaliu surasti, kur jis yra, nes kaip ir patiko, viskas okei, tai va. Tai tiek ir tų pirkinių nieko kažkokio tokio nenusipirkau, o dabar eisim išsikrauti daiktus. Visi, kaip sakant, voreliai į dušą. Jeigu dar kažką norėsit užkasti, tai užkasim ir tada miegeliu. Dar nepaminėjau, mes buvom užsukę į
užėga, neužėga restoraną, tokį fainą šiaip, nes pažiūrėjau, tikrai atsiliepimai buvo, lietuvių daug atsiliepimų, įdėsiu nuorodą, nes pavadinimas ten medžiotojus, tai restoranas Bauskiai ir net lietuvišką meniu atnešė ir lietuviškai ten kelius žodžius pasakė ir žodžiu, labai fainai. Ir šiaip, pavyzdžiui, aš valgiau grybų sriubą ir chinkalius, tai grybų sriuba tai buvo nereali, chinkaliai su elnienai tokie tvirtas 7, bet palyginti, kaip mums nelabai sekėsi su maistai šį savaitgalį kažkur valgant, tai čia buvo pats geriausias maistas. Iš tikrųjų labai skani gira ir visa kita. Ir vaikai burgerius valgė ir gėrė ten tokius kokteilius, tai, žodžiu, įdomus pavadinimai, įdomus skoniai ir taip toliau. Tai va, turbūt čia ir užbaigsiu šitą vlogą. Ir turbūt nuovargis matosi veide, nes vis tiek prasukta pažiūrėjom beveik 1000 km per savaitgalį, tai yra tikrai nemažai, nes truputį mažiau, bet taip ten 960 kažkelių. Tai va, tai taip, ta prasme, tikrai ženkliai ir vis tiek ir to mašinai sėdint, kaip sakant, vis tiek. Aš perskaičiau beveik 2 knygas. Suvedžiau krūvą daiktų mamų mugėj. Tada dar visokių darbų padariau. Tai kaip ir tas laikas neprailgo, bet vis tiek tas sėdėjimas vieno padėti daug valandų, tai, kaip sakant, duoda savo. Tai ačiū, kad buvot kartu su mumis šitame pabėgime į Latviją ir iki susitikimo kitose video. Ate.